anksčiau, kokią 7-8 paskambino ir perspėjo, kad iškvies į naktį. Ir tada jau laukiu to antrojo skambučio, po kurio aš jau ateinu į darbą, sutvarkau mašiną, pasižiūriu, kas gerai, kas negerai ir važiuoju krauti druskos. Tada į darbą. Šitą darbą dirbu 5 metų jau. Nes atsisėdu, ramiai, atidirbu savo darbą, nuvalau miestiečiam gatves. Ir einu namo, ramia sąžinė, kad aš padariau viską, ką galėjau. Mes kiekvienas turim savo maršrutą ir savo maršrutą mes dažniausiai patys ir prižiūrim. Nebent mums reikia pagalbos, kai yra daug sniego su plūgais dirbant, tada yra plačios gatvės, kur atsiunčia pagalbinius, kurie vienur apsidirba, yra laisvesni ir tada atsiunčia mums pagalbą. Jeigu dar sugenda kuris nors, tam į pagalbą nubėgo padėti, laiko turėdamas. Nes kaip 6 valandą prasideda pikas, prasideda judėjimas, jau darbas su barstytuvais yra trukdomas, įsijungia šviesoforai, troleibusai, autobusai, viešasis transportas, tada jau būna blogai. Tada mes nespėjom tada vairuotojai. Su sniegu nelabai pakovosi, iš dangaus krenta nemadėmė. Sunkiausia būna dienos metu, kai sninga ir važiuoji kolonoje su plūgais. Kai nepraleidžia mašinos ir žino, kad nori padaryti kuo geriau, bet vis tiek jos lenda visur ir trukdo. Kas yra sunkiausia. O daugiau viskas yra paprasta. Noro reikia ir laiko. Svarbiausia yra laikas, laiku išvažiuoti ir laiku padaryti savo darbą. Bet va, atvažiavome autoklaustos sandėlius, kur yra sandėliuojama ir laikoma druska. Ir tirpalas taip pat čia maišomas ir daromas yra. Reikia padirbėti daug su kastu, kad kuo daugiau pasikrausi, kuo daugiau įsilyginsi druskos, tuo ilgiau užtruksi maršrute ir nereikės čia grįžti. Dabar pilamės druskos koncentrato tirpalą, kuris neleidžia druskai patekus ant kelio užšalti ir padeda jai greičiau veikti. Tiek per ledą, tiek per sniegą. Kai mašinas pradeda judėti, susimaišo tada ir būna geriau. Nu tai, spaudimo nepaduoti. Plikledis šlapia ir kai krenta šlapdriba, tada būna sunkiausia vairuoti. Nes jau būna, kai ledas prišalęs prie asfalto ir jau tada druska mažai veikia arba jos reikia išbėti dar didesnį kiekį, trigubai, tiek, kad jinai suveiktų iki asfalto, kada eitų. Ir jeigu naktį nebūna judėjimo, ta druska stovi ant to ledo ir jinai nieko nedaro. Tada vairuotojai skundžiasi, kodėl slidu. Todėl, kad nebuvo naktį transporto, nejudėjimo. O kai pradeda 5-6 valandą prajudėti troleibusai, autobusai, mikriukai, tada išsivažinėja ir tik tada pradeda veikti. Nu tai jeigu matai, kad yra slidu, tai reikia pristabdyti gazą, o neskubėti. Jo labiau, kad tikrai ne per minutę nukrinta tas sniegas ir tas ledas ne per minutę atsiranda. Tai galima kažkaip pagal darbą išvažiuoti 15 minučių anksčiau ar 10 minučių anksčiau, numatant, kad bus taip, kad reikės neskubėti.